ką šiandien deginsim ant laužo. Jeigu būtų mano valia, aš ir baudžiamojo kodekso nebūčiau siūlęs tų pataisų, už kurias Algirdas Paleckis dabar sėdi kalėjime. Jis yra politinis kalinys, jis absoliučiai nieko nepavojingas. Spjauti tiesiai į sausio 13 aukų veidus, nes Belangėje tūnantis Andriukaičio politinis kalinys atminimą teršia skambiomis frazėmis "savi šaudė į savus". Jau nekalbant apie organizuotą informacijos rinkimą, kuris buvo naudingas Rusijos žvalgybai. Bet padaryti iš jo šnipą ir baubą. Tai yra aukščiausio rango politikų kenkimas valstybei. Kodėl? Nes valdančiųjų skleidžiamas melas, neapykanta, pyktis. Kur šitai nieko vertai miliūtį, ko gero, taip, ne miliūtį, milutytai, man tai yra šlikštesnio varianto nebėra ir matyt, tai yra jaunas žmogus žemiau kristi, ko gero, negalėjo, kaip sėdė iš tikrųjų kaip kokia bandelė atsisėdusi. Atriša rankas visiems melagiams. Istorijoje to nėra buvę, jie jaučia politinį užnugarį, nebaudžiamumą ir tuomet pasipila visą tai. O jį ten susėdę valstybės išdavė kaip parsidavę padugnės moraliniai pederastai. Kariuomenės dydžiai pas mus kiek karių yra? Dešiniai pusiai. 25 000. Gal galit pasakyti, kiek pernai vaikų gimė Lietuvoje? Ramiai. Už tai jums ateis atpildas. Tikrai Dievas yra. Geriau tas vaikas tegul užauga bomžu, nei tokių valkata parsidavėlių kaip jūs. Aš ją drąsiai pavadinsiu Lietuvos mama. Lietuvos mama, kuri linki sūnui geriau būti bomžu nei Lietuvos kariu. Pasikartosiu, to nėra buvę. Kai Zapad pratybose priešai treniruojasi puolimą per Suvalkų koridorių Kapčiamiesčio salėje, susirinkusių lūpose nuskamba Slava Rasija. Girdite nedraugiškos valstybės šūvius ir jų negirdi nerimo. O į Lietuvos kariuomenės vado bandymą aiškinti, kad poligonas padės šaliai gintis, salė baubia. Nuo ko? Kad Lietuva būtų ir jūs būtumėt apginti. Pasikartosiu, to nėra buvę. Prasiplės poligonas ir vis tiek atims tas dar vėliau tas visas jūsų sodybas ar žemės ar jūsų turtą. Už visą tai turime padėkoti politiniai koalicijai, nes jie atrišo rankas mūsų namuose skambantiems šūkiams Slava Rasija. Juos lydi Norvegijoje filmuoti vaizdai su kertamais miškais, meluojant, kad tai jau dabar vyksta Lazdijų rajone. Lydi dirbtinai keliama baimė dėl pempių dedamų kiaušinių. Tai kaip jūs įsivaizduojat, perės paukščiai ten? Ir turizmo. Pasirodo kelis šimtus gyventojų turintis Kapčiamiestis turistų lankomumu perspjauna Nidą ir Gedimino pilį kartu sudėjus. Lazdijų turizmo centro ateik operatorių parodom Kapčiamiesčio turizmas, ateik arčiau rodyt baidarės, baidarių verslas. Bet yra svarbi detalė. Neabejoju, kad apie tai žino ir daugiau žmonių, bet ar apie tai kalbama garsiai? Baltarusijos poligonas Gorskio pavadinimu, esantis Hožos gyvenvietėje, yra visai šalia Kapčiamiesčio. Nuo kai kurių miestelio sodybų iki Gorskio poligono tėra vos 10 kilometrų. Nuo Druskininkų okupantus remiančios šalies poligonas nutolęs vos keliasdešimt kilometrų. Įdomu būtų paklausti vietinių, ar jiems kartais nesigirdi, kai režimas treniruojasi? O kaip su pempių kiaušiniais ir visa gamta? O kaip į Kapčiamiestį autobusais plūstantis turistai jaučiasi išgirdę rusiškus minosvaidžius? Sunaikinti gamtą, sunaikinti Lietuvą dėl kažkokių bombų ir karų, aš manau, tai yra neleistina. Bet visame šitame juodame paveiksle norisi surasti pliusų. Net ir juodžiausiuose istorijos momentuose užgimsta nauji herojai. Pasitikite ne tik Lazdijų pažibą, bet ir visos Lietuvos metų atradimą Gintarą. Nu ką, velniai, ar norit
ant kalėdų raganaičių, atvažiuokit į Dzūkiją. O dabar prie rimtesnių reikalų, va dabar šie du vyrai tai tikrai prieš poligoną Žemaitaitis su Skardžium. Atvykite, pažiūrėsim, ką Remigijus su Skardžiumi sakys. Nu, tikiuosi, kažką turi planą surezgę, kaip įsaugoti mūsų Lietuvos gamtą. Ačiū. Laukia Gintaras gelbėtojo Žemaitaičio, kuris su Skardžiumi tikrai yra surezgę planą, kaip išsaugoti Lietuvos gamtą. Aš tau neskardžius. Ponas. Ne ponas. Ne. Ir man prašom nešokti prieš mane.